Paskutinis smūgis eretikų armijai šitai, kuri neša ereziją ir sugriovimą. Tai jie sugriovė, ne jie, bet sugriovė anksčiau vokiečiai protestantai Tartų katedrą. Nuvažiuoja tokie griuvėsiai, yra ir Tartų ant kalno. Ir tiesiog skliautai ir tarp skliautų mėlynas dangus, raudonas skliautai, bet kiaurai matosi viskas. Ant tiek sugriovė katedrą, savo protėvių katedrą, Livonijos vokiečiai. Ir atvažiavę, kai lietuviai išvadavo šitą Chodkevičiaus armiją, ir anksčiau dar Batoras Stefanas, tai vėl išvadavo, jie norėjo atstatyti Tartų katedrą, norėjo atstatyti, bet nebuvo tam laiko, nes tiesiog kovojo su švedais ir nespėjo. Ir švedai atėjo, vėl liuteronai ir jie nieko neatstatė. Taip kad jie griauna civilizaciją. Talino bažnyčių dauguma nugriauta, yra viena pusė nupjauta, nukirsta. Rygos bažnyčios naikintos yra tiesiog ištisai viduj tenai. Statulas daužė, Dievo motina Marija paleido, bandė ten į Dauguvą paleisti, neskęsta, reiškia ragana, sako. Statula, barbarai visiškai. Paskui, tai jie reikia sudeginti tada. Ir Stefanas Batoras atėjęs išvadavo, ir paskui jau vėliau, Chodkevičius, stop vyrai, viskas, baigti čia bardakus. Net Estijoje ištraukė ten varpą iš upės, Ėmajokį, ten Tartu yra upė, mama upė. Varpą buvo nuskandinę liuteronai, ištraukė tą varpą, pakabino, estai džiaugiasi. Pradėjo jėzuitai mokyti estus estiškai katalikų tikėjimo vėl. Jis net sulaukėję buvo, laukiniai pasidarė, tų liuteronų. Ir kai ateina į Tartu Jonas Karolis Chodkevičius, jisai pamato, kad švedai kankina profesorius iš Tartu kolegijos jėzuitų, kurią įsteigė mes, lietuviai ir lenkai, ir daugiau gal net lietuviai iš Vilniaus, jėzuitai, prasme, o ne švedai įsteigė Tartu universitetą. Jie kankino profesorius pradžioje, paskui tik tai įsteigė liuteronišką universitetą. Aišku, kankino. Kankino fiziškai ir dvasiškai. Čia prašo Mantois, ir man atrodo, yra knyga tokia, detaliai prašo viską, jis yra Livonijos bajorų riterių palikuonis.